Tai sveiki visi, šiandien servise 007 noriu pademonstruoti štai tokį amerikietišką Subaru Ascent modelį. Iš tikrųjų, Outback'ų esam ne vieną padarę, Ascentas pas mus pirmas dirbtuvėse, 23 metų pabaiga, 2.4 turbo. Na ir Ascentas tai tokia padidinta Outback'o versija, iš tikrųjų 7 vietų automobilis, pakankamai erdvus, pakankamai minkštai važiuojantis, dinamikos taip pat pakankamai nemažai turi, taip kad visai smagiai važiuoja tiek mieste, tiek už miesto. Automobilį išmėginom, klientas atvyko kokybiškam Princ dujinės įrangos montavimui iš Klaipėdos, taip kad viskas padaryta tinkamai, tvarkingai, dėja aišku variklio skyriaus, tai negalim nuvalyti taip, kaip mėgstam ir paruošti taip, kaip mėgstam, kadangi jis yra visiškai šviežiai padengtas antikorozinė danga. Kaip matot, viskas padengta, net ir visos plasmasės, standartiškai, kaip visada išmaudyta visokiom smalom ir visokia danga, taip kad viską čia nuvalyti tiesiog be jokių šansų tvarkingai viską. Tai va, tai apie Princ dujinę įrangą kalbant, valdymo blokas, kompaktinė jo versija, štai sumontuota šitoje vietoje, su gražiu originaliu Princo laikikliuku, jeigu reikalu esant būtų reikalinga prieiti prie saugiklių. Nežinau, kad komentatoriai į variklio skyrio saugiklius eina kiekvieną dieną pasižiūrėti, nes čia sako labai bloga vieta, nes reikia lįsti prie saugiklių. Asmeniškai niekada gyvenime ten nesulindęs, bet turbūt kitis, kaip ir minėjau, kiekvieną dieną ten žiūri, tai tikrai turbūt ta vieta jam labai nepatinka dėl to. Bet kaip minėjau, dangtelis nusiema kartu su valdymo bloku ir pats valdymo blokas iš šono pastraukia be absoliučiai jokių problemų. Greta turim ir benzininį valdymo bloką, ne veltui Princas nurodo montavimo vietą būtent čia, nes yra tam tikra metodika ir tam tikri laidų netgi ilgiai nurodyti, kurie turi būti. Tai valdymo blokas yra štai čia, visi signalai be abejonės yra lituojami tiesiai prie valdymo bloko, jokių čia laidų mėtymo ant variklio skyriaus ir panašiai, taip kaip viskas turėtų būti pajungta. Dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas aiškiai matomoje vietoje, va štai šitoje, tiek apžiūros metu be abejonės reikia jo vietą žinoti. Dujiniai purkštukai čia yra sumontuoti keihinai, po 2 kiekvienoje variklio pusėje, 2 čia, 2 čia. Padarysiu be abejonės lauke turbūt prie natūralios šviesos daugiau nuotraukų, bus galima pasižiūrėti, pasistudijuoti. Žinau, kad visi mėgsta ten po padidinimo stiklų prisizūminti ir viską apsižiūrėti. Tai galės tą ir padaryti. Dujinės fazės filtras kartu su Bosch'o slėgio davikliu ir EVP 500 elektrinis Princo dujų reduktorius. Be abejonės viena geriausių vietų visoje sistemoje todėl, kad gali idealiai susireguliuoti kuro slėgį pagal poreikį, prie tam tikrų sūkių, apkrovų, temperatūrų, viskas yra valdoma taip, kaip turi būti valdoma, be jokių variklio klaidų, be nieko. Puikiausiai emuliuojami kuro slėgiai abu amerikoniškoje versijoje. Tikrai viskas dirba sklandžiai, mišiniai puikus, perėjimai sklandus, neturim ką be pridėti. Na ir didžiausias be abejonės pliusas Princ sistemos yra tai, kad be abejo benzino pats procentas yra itin labai mažas naudojamas, taip kad tikrai nepalyginsi su jokiom lenkiškom sistemom. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojame apačioje, pridėsiu taipogi nuotrauką, bus galima pasižiūrėti. Tai va čia mygtukas yra sumontuotas, labai puikiai atrodantis ir savo darbą puikiai atliekantis. Balionas yra montuojamas atsarginio rato vietoje, pats atsarginis ratas yra įdedamas į specialų dėklą, o reiškia atsarginio rato vietoje, čia praktiškai mes to baliono nematome, tai yra 57 litrų dujų balionas, puikiausiai sumontuotas, puikiausiai čia atrodo, nedidukas. Tekia man matyti nuotraukose 69 litrų balionas sumontuota, bet balionas praktiškai baigėsi ties prieš rūkiniu. Tai kiekvienam savo, bet čia tikrai puikus, labai optimalus variantas. Na ir pildymą taipogi reikia parodyti, paspaudus viskas slepiasi gražiai po dangteliu, atsidarom, štai turim šitoje vietoje patį pildymo adapterį, prie kurio galim prisijungti ir jau daryti tam tikras reiškias užpilimo procedūras. Tai baigę gražiai uždarom, viskas užsidaro tvarkingai ir gražiai. Tai tiek apie Subaru Ascent bei Princ dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu ieškot kokybiškų sprendimų, patikimų sprendimų ir tų, kurie naudoja ne 30 ar 40% benzino, kaip kurios lenkiškos sistemos, o realiai naudoja iki litro benzino 100 km, kreipkitės, mielai padėsim su kokybišku Princ dujinės įrangos montavimu. Ačiū.